Ką reiškia sapnuoti agurkus? Sapnuose agurkai gali reikšti atsigavimą ir išgijimą. Jei jautėtės išsekęs, toks sapnas rodo, kad laukia atjaunėjimo laikotarpis. Galvokite apie tai, kad jūsų psichika pateikė dozę žaliojo gėrio. Marinuoti ar rauginti agurkai sapne gali atspindėti užkonservuotus jausmus ar situacijas. Tai gali simbolizuoti kažką jūsų gyvenime, ką pernelyg ilgai laikote. Pagalvokite, ar nelaikas paleisti tai, kas jau kurį laiką marinuojasi. Sapne matote šviežius agurkus, tai gyvybingumo ir geros savijautos ženklas. Jūsų pasąmonė gali patvirtinti, kad jūsų sveikata yra puikios būklės. Arba tai gali būti paskatinimas pradėti sveikesnį gyvenimo būdą. Sapne rinkti agurkus pabrėžia, kad esate pasirengę skinti savo darbo vaisius. Esate pasiekę tokį etapą, kai jūsų sunkus darbas netrukus atsipirks. Todėl pasiruoškite džiaugtis savo pasiekimais. Šis veiksmas simbolizuoja pasirinkimą. Agurkų skinimas sapnuose gali atspindėti būsimą sprendimą jūsų gyvenime. Tai raginimas pasitikėti savo nuojautą ir išmintingai rinktis. Sapnas apie agurkų lysvę gali rodyti augimo galimybes. Ar sodinate sėklas ateičiai? Tai gali reikšti, kad augimo pagrindas jau padėtas prieš jūs. Žali agurkai, simbolizuojantis šviežumą ir klestėjimą, gali reikšti naują pradžią. Nesvarbu, ar tai būtų darbas ar santykiai, jūsų gyvenime gali dygti kažkas naujo ir teigiamo. Supuvę agurkai sapnuose dažnai reiškia aplaidumą arba švaistymą. Tai gali reikšti, kad apleidžiate kokią nors svarbę savo gyvenimo sritį, arba galbūt kažkas, kas kadaise buvo gera, sugedo. Kai sapne žydi agurkai, reiškia potencialą. Panašiai kaip žiedas eina prieš vaisių, šis sapnas užsimena, kad esate ant vaisingo gyvenimo laikotarpio slenksčio. Sudžiūvusius, suvytusius agurkus gali reikšti nusivylimą. Galbūt tikėtini rezultatai nepasiteisino, arba jūsų pastangos neduoda tokių rezultatų, kokių tikėjotės. Didelis agurkas sapnuose gali simbolizuoti gausius išteklius arba laukiančias galimybės. Tai svari užuomina, kad netrukus galite susidurti su kažkuo reikšmingu, kas gali praturtinti jūsų gyvenimą. Agurkų valgymas sapne susijęs su rūpinimusi savimi. Tai rodo, kad esate tokiame etape, kai rūpinimasis savimi tiek fiziškai, tiek dvasiškai padės pasiekti geresnę savijautą. Sapnuoti, kad auginate agurkus, gali būti saviugdo metafora. Kaip agurkams užaugti reikia laiko, taip tai gali būti ženklas, kad reikia būti kantriam ir puoselėti save ir savo projektus. Agurkų sodinimas sapne reiškia pasirengimą. Kaip ir zodo dirvos ruošimas, jūsų pasąmonė greičiausiai sako, kad reikia pasiruošti kažkam naujo, kas netrukus įžengs į jūsų gyvenimą. Sapnuodami, nuodingus agurkus gali užsiminti apie paslėptas grėsmes. Budriame gyvenime būkite atsargus ir žinokite apie dalykus, kurie atrodo naudingi, bet potencialiai gali būti kenksmingi. Agurko pjaustymas sapne gali reikšti, kad atėjo laikas pjaustyti problemas savo gyvenime. Tai gali būti raginimas veikti, raginantis jūs spręsti ir išspręsti užsitęsusias problemas. Sapnuoti, kad parduodate agurkus, rodo, kad dalinatės savo turtu ar idėjomis su kitais. Galbūt turite ką nors vertingo, ką galite pasiūlyti, ir atėjo laikas tai išleisti į pasaulį. Agurko reikšmė senovės kultūrų sapnuose. Senovės Egiptas. Agurkai dažnai buvo siejami su vaisingumu ir gausa, todėl sapnai su jais galėjo būti aiškinami kaip klestėjimo ar palikuonių ženklai. Senovės Graikija. Graikai sapnuodami agurkus galėjo matyti sveikatą. Tokius sapnus jie galėjo laikyti geros fizinės būklės ar gyvybingumo ženklais. Senovės Roma. Senovės romėnai agurkų sapnuose galėjo matyti kaip ramybės ir taikos rodiklius. Biblijos aiškinimai. Biblijos kontekste agurkai buvo išlaikymo ir maitinimo simbolis, todėl sapnai galėjo būti suvokiami kaip dieviškoji apvaizda. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.